gerbėmieji, yra metuose tokia diena, kai atidėję visus savo darbus, mes skubame visi drauge pabūti. Mes skubame pasidžiaugti savo miestu. Šių metų miesto šventė kvietė, susieikime kaimynai. Tai ir tarėme jums, sveiki apsilankę brangus kaimynai, ne tik iš Ukmergės miesto, rajono apylinkių, bet ir iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Man džiugu pristatyti, kad į mūsų šventę atvyko Seimo nariai Arūnas Dudenas, Kazys Grybauskas, užsienio šalių delegacijos iš Vengrijos, Latvijos, Ukrainos, Baltarusijos ir aišku, iš Lenkijos. Taipogi svečiai iš Prancūzijos, Rusijos ir Suomijos. Tad leiskite pasveikinti jūs susirinkusius į Ukmergės miesto šventę, į mūsų visų šventę. Ir sveikinimo žodžiui kviečiu Ukmergės rajono savivaldybės merą Rolandą Janicką. Brangus Ukmergės miesto svečiai ir gerbiami ukmergiškiai. Lietuvių liaudės išmintis sako, geriausia giminė kaimynas. O šių metų miesto šventė skirta būtent kaimynams. Nesvarbu kokie, iš kur jie bebūtų, džiaugiamės matydami mūsų draugus iš užsienio, kaimininių Lietuvos rajonų atstovus, mūsų bendruomenės narius. Ukmergės miesto šventė tai visų mūsų miesto šventė. Darbščių ir išradingų žmonių dėka mūsų miestas vis labiau atsiskleidžia savo unikalumu, nauju veidu. Kiekvienais metais, švęsdami savo miesto gimtadienį, kūrėme vis naujas tradicijas. Čia stovėdamas negaliu atsidžiaugti. Esu sujaudintas mūsų šventinę eiseną, kuri šiemet kaip niekad įspūdinga. Tai, kad šiandien išėjome į gatves, parodo, kad jaučiame savo miesto dvasią. Džiaugiamės ir didžiuojamės juo. Norime būti ir esame Ukmergės bendruomenės dalimi. O įsijausdami į šventės temą, žygiuodami jautėme ne tik savo kraštiečių šilumą ir artumą, bet ir tvirtą kaimyno petį. Dar viena graži tradicija. Miesto šventės metu Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Ukmergės rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvę visuomeninę veiklą. Džiaugiamės, kad šiandieną iškilmingos savivaldybės tarybos posėdžio metu šalia garbių ir mūsų rajonui nusipelniusių Alfonso Bernoto, Zigmo Zinkevičiaus, Vytauto Ušacko ir Jūratės Martinkutės pavardžių į garbės piliečio knygą buvo įrašyta Jono Žentelio pavardė. Garbės piliečio vardas jam suteiktas po mirties už nuopelnus švietimui, kultūrai,
krašto istorijai, Veprių muziejaus įkūrimą ir puoselėjimą. Tai dar kartą paplokim visi šiam nuostabiam mūsų krašto žmogui. Mūsų miestas nėra vienas iš didžiausių, bet mes siekiame, kad jame būtų jauku gyventi ir gera sugrįžti. Viskas priklauso nuo žmonių. O Ukmergės žmonės yra ta vertybė, kurią galime didžiuotis. Todėl susieikime, kaimynai, pabūkime visi kartu, pasidžiaukime gražią dieną ir nuoširdžiai atšvęskime mūsų Ukmergės miesto gimtadienį. Su švente!